Nu, labą dieną, brangus broliai ir seserys. Labą senę matymės. Ir per ton visą laiką, kol nesimatėm, susikaupė labai daug didžiulių naujienų. Bet prieš pradėdams rodyti jums viskom, kas yra padaryta ir nuveikta, norėčiau visiems projektų sekėjams, rėmėjams padaryti kaip veiklos ataskaitą, ko mes per tus beveik 7 metus nuveikėm. Ką prisimenat mūsų projektą pradžią, prieš beveik 7 metus, mes pažadėjom, kad sukursim mobilį programėlį, kad prijung visą Žemaitijos savivaldybės, kad sudinsim projektą pabaigus miškus, kad darysim edukacijas mokyklos, kad darysim įvairias talkas, organizuosim šventes, rodysim jums gimtienis gruodžį. Ir per tus 7 metus mums pavyko įgyvendinti absoliučiai visus tikslus. Viską, ko mes buvom užsibrėžę, viską įgyvendinom. Aišku, gal net apsklandė ir greta, kaip mes tikėjomės, ką viskas bus, ką aš įsivaizdavau, kad čia prisijungs visą savivaldybės, čia pakelsim visą Žemaitijai, bet tos visas svajonės ir iliuzijas, sakyčiau, žlugo, nes neprisijungi nė viena savivaldybė. Bet paskiau mes nemetėm tos visos veiklos tiesiai manon. Tai dabar realiai po 7 metų visi tikslai yra įgyvendinti. Ir, kaip sakiau, noriu padaryti jums tokį kaip ataskaitą. Tai vat, čia yra sąrašėlis, į katron telpa tų beveik 7 metų darbą. Tai sukūrėm 220 žemaitiškų vaizdą klipų, kur mūsų gimtinė, mūsų paprotė, mūsų tradicijas, bendrystė, vienybė ir tik montuoti čia vaizdą klipą paminėti, neskaitau visų ten live transliacijų, mažų vaizdą klipų, būtent sumontuotų 220. Suorganizavom iš viso 24 renginius, tai talkas, miškas sode, žygė, šventės, ekspedicijas ir dar visokių įvairiausių renginių. Subūrėm virtualią beveik 50 000 žmonių bendruomenę. Pagrindinis mūsų sklaidos kanalas yra Facebooks, bet turėjom ir YouTube, TikTok, Instagramą. Tai vat subūrėm 50 000 žmonių auditoriją, katra įdomu yra mūsų gimtienis pažinėms, lankytinas vietas, mūsų istorija. Tai labai dėkoju jums už to, kad prisijungėt ir sekat mumis. Kaip ir žadėjom, sukūrėm mobilią aplikaciją Žemaitijos kelelės, katro sužymėjom visą Žemaitijos savivaldybės, įtraukėm visų savivaldybių duomenis apie lankytinas vietas, kategorijas anų ir taip toliau. Suorganizavom 5 labdaros akcijas aprūpinėms maisto plungėje ir tų labdaros akcijų metu sunkiausia gyvenantiems Plungės rajono gyventojams išdalinom apie 1500 maisto paketų. Suorganizavom 7 miškas sodinimo talkas su savanorės, su moksleivės ir bendrą tų talkų metu pasidinom apie 25 000 medėlių. Dalyvavom vakų edukacijos, kurios supažindino moksleivius su garbinga mūsų praeitim, mūsų istorija, mūsų gimtienis gražiausiom veitom, kad jauniems nuo mažų dienų žinotų, kokiam didingam ir garbingam krašte gyvena. Reklamavom mūsų vietinius gamintojus, smulkius verslininkus, amatininkus, kad ne tik tas, ką pasakyti, kur kažkokį verslą ir pridėtinį vertį, bet ir prisidėt prie mūsų papročių, mūsų kultūros, tradicijų puoselėjimą. Rengėm piliakalnių tvarkymą, šiukšlių rinkimą talką su savanorės. Prisidėjom prie prigimtinių švenčių organizavimą, anų viešinimą, kūrėm vaizdą klipus, kad perteikti mūsų papročių, švenčių gylį ir grožį. Organizavom pažintinis ekspedicijas, katros dalyvavo mažiausiai 500 žmonių. Ir keliavom ir su džipas, ir su automobilės, ir pieškom. Ir visų tų kelionių metų žmonės turėjo galimybę pamatyti ton mūsų Žemaitijos grožį. Dar vienas toks iš didesnių mūsų darbų, tai kad sukūrėm filmą, tautos šaknų beieškant, ir ton filmą vežam po mūsų mokyklas, rodom vakams ir tiepan supažindinam su mūsų garbinga praeitim, paprotės, tradicijom ir tom giliom, stipriom ir galingom šaknim. Dar va toks vienas iš paskutinių dalykų, kam labai daug laiko skyriau, tai visiems bendruomeniniams reikalams. Tai mes tokį viziją, kaip turėjom, kad apjungti, sujungti, apsivienyti. Tai vat, buvo labai daug bandymų kurti bendruomenis ir apjungti žmonės. Bet reikia pripažinti, kad nepavyko to padaryti,
kaip įsivaizduom, kad daug masės apjungti žmonių, nes žmonės labai skirtingi. Žmonės labai, ką pasakyti, yra su savo požiūrės jau sudarytas aten į ton bendruomenį. Bet tikriausiai pats pagrindinis dalykas, dėl ko nepavyko, tai tikriausiai esu aš pats, nes pačiam trūko patirties, suvokimo platumo ir giliaus, iš tikrųjų trūko daug ko tenk pripažinti, bet va per tus 7 metus daug ko įgijau ir jau pamatau ton, kad aš iš to kėbirą mėgindavau įpilti kitiems ir apjungti, vat, vis kažkom pakeisti visuomenė dar pats nesusiformavęs ir pats savo gyvenimą nesusikūręs. Tai va ton suvokiau ir dabar tas suvokiams atver dar platesnis galimybės. Ir iš tikrųjų per tus 7 metus tikrai tenka pripažinti, kad buvo labai daug blaškimos, labai daug klaidų, labai daug ir konfliktų buvo. Negaliu pasakyti, kad daug buvo, bet buvo. Buvo ir nesusipratimų visokių, nesusikalbėjimų. Tai žodžiu, galiu pasakyti, kad taip atrodo, kad padariau vis įmanomus klaidas, kokias galėjau, bet dabar suprant, kad reikėjo padaryti, kad atėti iki dabartinį suvokimą, kas yra. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kad prisidėjot prie Žemaitijos kelelės projektą, kad dalyvavo talkos, kad dalinotės mūsų įrašą, sekėt mumis, komentavot, ar finansiškai prisidėjot. Visi kartu mes sukūrėm ton, kas dabar yra sukurta. Ir kaip sakiau, dabar yra didžiulis naujienas, katros laukia jūsų. Ir šiuo metu aš nepasakosiu jums, bet labai greitu metu po biškį pradėsiu jums rodyti, kas jį sukurta, kas yra padaryta ir parodysim jums, kaip išsiplėti mūsų viziją, kaip išsiplėti galimybės. Tai tikrai nekantrauju tom padaryti. Laukit naujienų, bus daug naujienų ir pasimatysim visai greta. Iki.